esi? Tatuiruotės pradėjome daryti nuo 1998 metų. Kiek tatuiruočių esi padaręs maždaug, galbūt žinai tikslus skaičius? Aš skaičiau, kad į metus dirbu apie 250 dienų. Per vieną dieną padarau 4 tatuiruotės, tai būtų apie 1000 tatuiruočių į metus, tai per 10 metų, manau, 10 000 turėtų būti. Buvo idėja su Dariumi Čekausku padaryti tatuiruočių konvenciją Klaipėdai, bet mes, kadangi Klaipėdai neturime tokios tinkamos lokacijos, kur pravesti tą renginį, kad užtektų vietos ir meistram daryti, ir pasilinksminti, parodų rūmai yra per sterilų, visi klubai yra tiesiog netinkamo išplanavimo ir kažkaip priėjom tos išvados ir dažniausiai, kai meistrai dirba konvencijose, jie visą konvenciją pradirba ir nespėja nei pabendrauti, nei pašokti, nei išgerti. Tiesiog dirba, o kai padirba jau eina ir sėdėsi viešbutį. Tai aš pasiūliau visiems Lietuvos tatuiruočių meistram išmesti dalį, kurią reikia dirbti ir palikti tą dalį, kur reikia tūkstantis. Ir visiems labai patiko, nes visi vasarą sunkiai ir daug dirbo, o čia toksai gaunasi tas Memel Tattoo Party, būtent kaip prizas už gerai atidirbtą vasarą ir toks sezono uždarimas darbų. Kaip apskritai atėjote į šitą visą verslą, meną? Koks jūsų kelias? Šiaip tai aš esu piešimo braižybos darbų mokytoja, užtasis meninis išsilavinimas. Ir kada baigiau institutą, jau tada svajojau apie tą meną, bet galvojau, galbūt dar per anksti, bet paskui mačiau, kad viskas puiku ir paskui kaip dirbau dar mokykloje. Bet dabar jau nebedirbo? Ne, jau nebe. Atsimeni savo pirmą tatuiruotę, kurią esi padaręs? Taip atsimenu. Papasakok, kam darei? Draugui ant kojos ornamentiką darėm. Tai buvo su namų darbo mašinėlė, neoriginali mašinėlė ir pelikano dažai. Žodžiu, tai, ką leidė tos galimybės. O ta pati pirmoji tatuiruotė tai buvo 97 metais padaryta. Papasakok, ar tatuiruočių meistro sėkmė priklauso nuo mokytojo, kurį jisai turėjo arba kurio neturėjo? Ar svarbu turėti gerą mokytoją? Ar pats tokį turėti? Taip, tai yra svarbu turėti gerą mokytoją, bet svarbiausia tai yra nuoširdumas, tikėjimas su tuo, ką darai ir atsidavimas visam tam. Tai yra pati didžiausia, tai yra pats tiesiausias kelias į sėkmę. Ką tėvai mano apie tavo pasirinkimą? Buvo tokia istorija, kad man tėvai nupirko automobilį gimtadienio proga 18. Aš jį pardaviau ir pasidariau rankovės. Ir tada supranti, kas buvo. Norėjau pas psichologą mane. Galvoju, kad išpratėjau aristektą įstojau. Bet dabar viskas tvarkoja, džiaugiuosi, kad aš mėgaujuos gyvenimu, darau tai, ką noriu. Tai gal ir tėvams kokią parūpinti tatuiruotę? Taip, tėveliai padaręs. Iš tikrųjų? Taip. Tavo pasirinkimas biomechanika, hieroglifai, tribal, pinapas, koks mėgstamiausia tavo sritis? Šiaip ant realizmo daugiausiai einu. Realizmas, biomechanikos, aišku, tokie jau, kur kažką jau tokia gilė kažkokia ieškojimas, ne tai, kad kaip oldschoolas yra labiau toksai sustilizuotas, man realizmas labiau toks. Kiek pats turėjom kūno? Kol kas vieną. Gėda sakyti, bet kol kas vieną. Ar planuoji kažkokį artimiausią? Taip, aš planų tai turiu daug, bet man, ta prasme, neprisiruošiu. 3 patarimai, kuriuos duotum žmogui, kuris norėtų pasidaryti tatuiruotę. Ką reikia prieš tai apsispręsti, apie ką reikia pagalvoti? Turi žmogus labai norėtų piešinį daryti. Ne taip atėjo aklai ir aš noriu daryti, bet ką, niekada 3 patarimai, ką dar. Nu gerai, tai bus vienas patarimas, ne? O kurioje vietoje daryti skaudžiausia ir ar jūs apie tai žmogui pasakote, kai jisai toj vietoj nori darytis? Nu, mes suteikiam tokį dalyką, kai nuskausminimas, jeigu jisai bijo išvis. Bet šiaip reikėtų perbandyti visą kūną ir tada galėtumėt įvardinti, kur skaudžiausia. O net konkretų atvejį, gali prisiminti, ko nedarėt ir kodėl? Vienas labai neseniai iš tikrųjų įvykęs buvo atvejis, kai mergina atėjo ir paprašė vorą ant kaklo. Tokiai pačiai matomiausiai vietai čia, netgi labiau, ne tai, kad už ausies, bet prie ausies. Ir jinai atsinešė
prisiminti kažkokią, nu pavadinkim, linksmą istoriją, ne? Nežinau, ar linksmą, bet turėjau klientą 78 metų. Žmogus neturėjo nei vienos tatuiruotės ir jisai rusiškai šnekėjo, rusakalbis. Sako, перед смертью хочу сделать татуировки. Ir pasidarė nugarą, ten abi rankas, priekį šiek tiek, nu, žodžiu. Tarkim, tatuiravimas tai nėra specialybė, tatuiravimas tai nėra darbas, tatuiravimas tai yra gyvenimas. With it today, I used to have one too. Maybe I'll come and have a look. I really love your hairdo, yeah. I'm glad you like mine too. See what looking pretty cool will get ya. So what do? Oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard your band, 'cause you guys are pretty new. But if you dig, I'm vegan food. Welcome over to my work. I'll have them cook you something that you really love. 'Cause I like you, yeah, I like you. And I'm feeling so bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, wow, that guy just hanging at your